Sveiki, mėlyjeji, su jumis vėlgi aš, kinesterapeutas Marius, ir prieš jūsų akis nauja tema, naujas video. Šiandien noriu su jumis pasidalinti kinesterapijos informaciją, kinesterapeuto žiniomis tik apie vieną raumenį. Kalbėsim apie muskulius iliopsojus, tai yra klubinį juosmens raumenį, ir kaip šis raumuo, kaip šio raumens įsitempimas gali pakeisti mūsų stuburo padėtį ir sukelti juosmens skausmus. Taigi, mano rankose yra mažas mūsų stuburo ir dubens maketas ir noriu kalbėti apie tik vieną raumenį, kuris jungiasi prie juosmens ir prie kojų. Tai yra sujungia mūsų juosmenį su kojomis. Ir klubinis juosmens raumuo, jis yra porinis, eina iš abiejų pusių ir jo pradžia yra ties kiekvienu juosmens slanksteliu. Juosmens slanksteliai yra 5, pažymėti žaliai. Tvirtinasi prie kiekvieno juosmens slankstelio ir pabaiga šio raumens yra ties mažuoju šlaunikolio gumburu. Tai yra va čia va, ne? Iš abiejų pusių. Jis yra porinis raumuo. Ir kaip šio raumens įsitempimas, kaip šio raumens sutrumpėjimas gali paveikti mūsų juosmens padėtį, mūsų juosmens struktūras ir gali net sukelti juosmens skausmus. Labai paprastai. Labai paprastai. Kadangi, kai mes daug laiko sėdime, mūsų kojos būna sulenktos 90 laipsnių kampu. Taip? Įsivaizduokite, kad kai jūs sėdite prie stalo, jūsų kojos būna sulenktos tik tai 90 laipsnių kampu ir niekaip kitaip. Ir tada šis stambus juosmens raumuo, šis stambus klubinis juosmens raumuo, kurio ir pavadinimas rodo, kad jisai jungia klubą su juosmeniu, sutrumpėja. Tiesiog paima sutrumpėja raumuo, kadangi kojos nebe va tokioj pozicijoje nuleistoj, bet jos yra sulenktas 90 laipsnių kampu ir raumens pilvelis sutrumpėja. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad juosmuo yra tempiamas žemyn. Gaila, šito maketo dubuo negali pasisukti, bet kadangi šis raumuo jis tempia juosmenį žemyn, jis kartu ir pasuka mūsų dubenį į priekį. Tai yra, kai mes daug laiko sėdime, nedarome tempimo pratimų, šis raumuo tiesiog sutrumpėja ir sutrumpėjimas gali įvykti per pusę metų, per metus sėdėjimo, per ilgesnį laikotarpį. Per mėnesį galbūt raumuo nesutrumpės, bet per ilgą laikotarpį jisai sutrumpėja. Ir tada pasisuka mūsų dubuo į priekį. Aš pasuksiu šonu. Pasisuka mūsų dubuo į priekį ir juosmuo yra tempiamas žemyn. Ką tai reiškia? Tai rodo, tada atsitinka toks dalykas. Juosmens raumenys dar papildomai įsitempia, nes padidėjo juosmens lordozė, juosmens linktis į priekį ir organizmas, kad jisai nenugriūtų į priekį, įsitempia juosmens raumenis kaip kompensacinis mechanizmas. Ir tada jau gali atsirasti juosmens skausmas. Tai yra viena iš nugaros skausmo priežasčių, bet tikrai ne pagrindinė. Ir tada pasikeičia visa kita likusi biomechanika. Jeigu juosmuo yra tempiamas pirmin dėl sutrumpėjusio raumens, tai tada yra įsitempęs juosmuo, yra įsitempę mūsų šlaunies lenkėjai, mūsų kirkštis įsitempusi, nes čia yra kirkšnis. Ir tada mūsų užpakalis atsikiša į priekį, jis dažniausiai būna silpnas. Ir mūsų pilvas išsikiša į priekį, todėl kad jis yra silpnas. Ir tada gaunasi labai paprastas apatinis kryžminis sindromas, tai yra viena iš kinesterapijos taisyklių. Ir ką tokiu atveju mums reikia daryti? Tokiu atveju mums reikia, visų pirma, mums reikia mėginti atleisti mūsų klubinį juosmens raumenį. Tai yra
didinti jo elastingumą, kad mūsų šlaunys nebebūtų tokios įtemptos. Ir šiandien noriu su jumis pasidalinti pratimais, efektyviais kinesterapijos pratimais, kurių pagalba galite sumažinti juosmens įsitempimą, galite sumažinti mūsų būtent muskulius iliopsojos, klubinio juosmens raumens įsitempimą ir biški pagerinti juosmens padėtį, atpalaiduoti juosmenį ir pagerinti dubens mobilumą. Taigi, pradėkime. Tai kągi, tada noriu jums parodyti pagrindinius tempimo pratimus mūsų klubinio juosmens raumens ištempimui. Ir pratimus darysim ant kilimėlio. Mums reikės vienos papildomos priemonės, bet apie ją truputį vėliau. Ir dabar darome tą pirmąjį pratimą. Einame ant 4. Šiuo atveju mūsų juosmens padėtis nėra labai svarbi. Vieną koją sulenkiam priekyje ir kitą koją ištiesiam. Ir pajausite tempimą per kirkšnį. Galite pajausti tempimą ir per šlaunies priekinę dalį. Ir palaikom šitą tempimą 10-15 sekundžių, kvėpuojam laisvai. Ir padarykit po 3-5 kartus kiekvienai pusiai. Taip. Padarom ir kitai pusiai. Čia tik pats pirmasis pratimas. Tempimas gali būti ir labai silpnas, gali jo iš viso nebūti. Ir mes pamažu stiprinsim tempimą. Tikrai pajausit. Taip, tada antrajam pratimui mums reikės papildomas priemonės. Tai yra pasiimam tiesiog paprastą virtuvinį rankšluostį. Ir eisim į tą pačią padėtį, bet mums reikės užsidėti rankšluostį už čiurnos. Galite net uždėti ant pėdos. Dabar reikės šiek tiek išlaikyti pusiausvyrą. Ir tempiam į save. Padėtis lygiai tokia pati. Galite padėti rankas ir ant žemės ir traukiam prie savęs. Pajausit tempimą. Tempimas gali būti ir per priekinę šlaunies dalį, per mūsų keturgalvį šlaunies raumenį. Viskas tvarkoje. Ištempsim jį ir ištempsim taip pat klubo lenkiamuosius raumenis. Ir taip pat tempimą laikom 10-15 sekundžių. Galite tempimą išlaikyti ir iki maždaug 30 sekundžių, bet nepertempkit, nedarykit labai ilgai. Ir pakartokit kiekvienai pusiai vėlgi po 3-5 kartus. Padarykime ir kitai pusiai. Taip, iš karto deduosi už čiurnos. Pasiimu rankšluostį arčiau. Ir ieškau padėties, ieškau kampo, kurio metu man tempia. Gali vieną koją tempti labiau negu kitą, visiškai normalu. Nes dažniausiai viena koja būna mūsų labiau įtempta, stipresnė negu kita. Ir taip pat, kaip sakiau, tempimą palaikykit 10, 15, 20 sekundžių, 3-5 kartai kiekvienai kojai. Jeigu esate patyrę, esate su dideliu mobilumu, galite nenaudoti rankšluosčio, o tiesiog paimti ir pasiimti su ranka. Bus biški patogiau. Bet tempimas bus dar stipresnis negu kad su rankšluosčiu. Ir taip pat laikom
20-25, maksimaliai 30 sekundžių. Ir padarykime kiekvienai kojai. Vėlgi 3-5 kartai. Jeigu tempimas yra per stiprus, pasireguliuokite, kad jis nebūtų toks labai stiprus, nes tempimas turi būti pakankamai malonus. Neskausmingas, neprivalomas, o pakankamai malonus. Jūs neturit kentėti, o turit mėgautis tuo pratimu, mėgautis tais pratimais. Taip pat kiti pratimai, ką mes galime padaryti, tai mes gulamės ant pilvo ir tiesiog pasiimu vieną koją, taip pat galite padaryti ir su rankšluosčiu. Ir traukiam link užpakalio, link sėdmenų, pajausit tempimą ir laikom. Padarykite kiekvienai kojai ir ką dar labai rekomenduoju padaryti, kadangi šitoje pozicijoje tempimas gali būti per silpnas, tai mes galim padėti kelį ant kažkokio tai paaukštinimo. Tai ir tada kelis bus pakeltas, koja mūsų bus pakelta ir labiau atsivers mūsų kirkšnis. Tai tam gali tikti knyga storesnė, tam gali tikti kažkokios tai dėžutė ar kažkoks tai paaukštinimas, kuris būtų pakankamai minkštas. Gerai, einam dar prie kito pratimo atsistojus. Na ir kągi, paskutinis, trečiasis pratimas mūsų klubinio juosmens raumens ištempimui ir pasilikau pabaigai patį efektyviausią, stipriausią tempimą. Ir šiam pratimui bus reikalinga kėdė ir atrama. Atrama, į kurią galėsite pilnai įsitverti, geriausia tai būtų ar palangė, ar kažkokia tai komoda, ar stalas. Man geriausiai tinka palangė, kadangi jinai biškai yra aukštesnė. Ir tada einam prie darbo. Vieną koją dedu ant kelio. Ir su kita koja remiuosi į žemę. Ir vėlgi, taip pat kaip ir ant žemės, kuo padarysim bukesnį kampą, tuo pajausite didesnį tempimą. Ir taip pat tempimą laiko maždaug 20-30 sekundžių. Neskubėkit, atsipalaiduokit, kvėpuokit laisvai. Jeigu tempimas yra per didelis, juosmuo labai juda, juosmuo labai yra nestabilus, tada galite papildomai įtraukti pilvą, įtraukti sėdmenis, kad biškį sustabilizuoti tą mūsų dubenį. Ir jeigu vis tiek nelabai padeda, dubuo labai juda, tada jau geriau darykite pratimus ant žemės. Ir padarom dar vieną kartą. Čia galite naudoti ir rankšluostį. Aš tiesiog paimu su kita ranka, su laisvąja ranka ir traukiu į save. Jeigu, kaip sakiau, kojos nepasiekit, pasiimkit rankšluostį, užsimeskit ant pėdos ir padarykit su juo. Ir taip pat vėlgi tempimą laikom, padarykit kiekvienai kojai po 3-5 kartus. Tad ačiū visiems labai, kurie žiūrėjo. Jeigu jums patiko šitas video, būtinai uždėkite like, pasidalinkite su draugais ir būtinai užsiprenumeruokite mano šį kanalą, kad gautumėte naujausius video ir taptumėte mano bendruomenės dalimi. Labai kviečiu užsukti į mano asmeninę svetainę kineziterapija3.lt.
Joje jūs rasite video kineziterapijos programas nugaros skausmo gydymui, kaklui, keliams, pečiams ir rankoms, pilvo presui, taisyklingai laikysenai. Ir taip pat rasite masažo video programas, pagal kurias galėsite savo artimiesiems, savo namiškiams, savo mylimiems žmonėms padaryti juosmens, nugaros, pečių ir kaklo masažą pagal visas masažo taisyklės, tiesiog neišeidami iš namų ir sutaupydami pinigų. Jeigu turite klausimų, norite manęs kažko paklausti, kažkokia rūpi asmeninė problema ir norite sužinoti kineziterapeuto nuomonę, kineziterapijos pratimus, ar gali kineziterapija tuo padėti, rašykite man komentarą arba užsukite į mano kineziterapija 3.lt asmeninį puslapį ir parašykite man žinutę per ten. Taigi labai ačiū visiems ir iki kitų video.